Klaipėda. Raudonos Klaipėdos krašto plytos. Istorinių pastatų fotografijos pradeda kelionę po Lietuvą. Kalotė arba senoviškai Kalaten. Taip šis kaimas, į kurį vykstame su fotografu Gediminu Sas, buvo vadinamas tais laikais, kai Dangės Žiotėse buvo įkurta Klaipėda. Viena paskutinių šio krašto iki karinės istorijos liudininkė – mokykla. Čia kaip po geros bombos būtų viskas. Žvalgėmės, ieškojom tų pastatų. Šiaip niūrokas vaizdas, aišku. Viskas palikta likimo valiai, nei langų, nei durų. Neaišku, kas čia vyksta, gal ir benamiai gyvena. 6 fotografai projekte Raudonos plytos dalyvavo neatlygintinai. Tikimasi, kad nuotraukos projektas platinamas ir socialiniuose tinkluose atkreips dėmesį į nykstančius svarbiausius krašto architektūros bruožus. Tai praėjus 2 metams nieks nepasikeitė. Iš tikrųjų gali prie tokių objektų praleisti valandas. Kiekvienas prisidėjęs prie šio projekto mes išgyvenam savaip. Žiūrovas dar kitaip analizuos. Fotografijai Vaidai Šetkauskiai teko 7 objektai Klaipėdos krašte. Vienas jų netikėtai atvedė prie šeimos istorijos. Ir aš taip žiūrėjau, galvoju, tiesiog likimo dovana, nes tai viena iš tų mokyklų, kurias mes radome, būtent buvo mano mamos mokykla. Tai jinai pasakojo, kad mokėsi 4 metus joje ir labai su meile prisiminė, kai žiemą ateidavo valytoja, pati pirmoji, užkurdavo koklinį pečių, ten tokį žydrą. Ir visi jau, kai vaikai ateidavo, būdavo jau šilta. Iš Šilalės kilęs ir Klaipėdoje studijavęs Vidūnas Kulikauskis sako, norėjęs pajausti ir išbandyti kitokios fotografijos galimybės. Jam teko pamatyti net 15 objektų. Ta raudona plyta kaip istorija, man turbūt ir, aišku, kaip ir fotografui architektūrinė prasme labai traukia akį. Dažnu atveju iš išorės pastatas atrodo gražiau, patraukliau negu galbūt užėjusi vidų, nes tikrai ir buvo tokių situacijų, kur fotografuojant, kai važiavom, iš išorės raudonos plytos, atrodo istorija, įeini, jau padarytas remontas, nebėra charizmos. Projekto iniciatorė Šišeniškė Edita Valinčienė meilę raudonai plytai užkrėtė tėtis. Ir jis man pasakodavo, žiūrėk, sako, čia dabar bus siena. Kokia siena, sakau, išvažiuojam dabar į Lietuvą, į Žemaitiją. Sako, žiūrėk, čia raudono plyto pastatai, o čia jau mediniai žemaitiški. Ir man tiek jisai kapsėjo į tą galvą. Ir kai aš pradėjau atkreipti dėmesį, kad jų yra daug, jie yra tokie, kaip čia, išlikę, bet nykstantis. Ir pasidarė tiesiog apmaudu, kad jie nyksta ir griūva. Ir galvoju, gal dar būtų galima kažką dėl to padaryti. Taip Editai kilo idėja nufotografuoti išlikusius pastatus taip, kaip jie atrodo dabar, ten, kur buvo pastatyti. Gali būti, kad greitai ir jų neliks, kadangi raudona plyta rinkoje paklausi prekė. Yra žmonių, kurie neturi sąsajų su šito krašto paveldu, natūralu. Jie tiesiog žiūri kaip į statybinę medžiagą. Ir esu mačiusi skelbimo portaluose, kad viena raudona plyta lygu 1 euras. Iš žmonių ir knygų surinktos informacijos sudarytame žemėlapyje per 100 apleistų senųjų pastatų. Parodos rengėjai planuoja raudonų plytų misiją tęsti, nukreipdami objektyvus į jau sutvarkytus namus. Dekanas irgi sako, kodėl mūsų fakulteto nėra? Sakau, nes į nykstančius, išlikusius ir nykstančius, sakau, jūs jau esat sėkmės istorija. Tai natūraliai ir kilo tokia mintis, kad antra dalis galėtų būti būtent raudonų plytų pastatų tos sėkmės istorijos. Kaip galima juos įveiklinti, ką galima iš jų padaryti. Paroda Raudonos Klaipėdos krašto plytos jau pradėjo kelionę per Lietuvą. Iki kovo 25 ją galima pamatyti Priekulėje. Vėliau grįš į Klaipėdą, o artėjant vasarai kelsis į Kuršių neriją. Rudeniop keliaus į Šilutę, Saugas, Usėnus.